turėjo, kokią gražią dvasią turėjo. Ar mes nebuvom šaukiami tai turėti? Dar klausau. Tai ką, tėvai ne visas pareigas išpildė, mes ne visas pareigas. Tai kągi. Dažnai savimi tik rūpinomės su ne Dievo valia. Gal tik sulaukę jau 14 metų ar keliasdešimties supratom, kad ne į save reikia visą dėmesį atkreipti, tik save tenkinant visur visame, o reikia į Dievą, į jo valią. Toks praregėjimas kartais ateina labai negreit. O tie visi metai tai buvo auginimas, stiprinimas netvarkingos savimylės. O paskui grumėmės dešimtmečiais, kol iš jos bent kiek įsivaduojam, kol jos jėgą bent kiek susilpninam. Užtat ir nepasiseka mums šventumo žygis. O kas jau anksti pradeda tą žygį vienybei su Marija, daug kas jau pavyksta. Jau Marija mus laisvina iš savimylės. Mūsų žvilgsnį kreipia į Dievą. Mūsų sieloje žadina norą patikti Dievui viskuo, priimant ir sunkius, ir malonius įvykius, viską darant dėl Dievo, visur stengiantis įdžiuginti, skinti jam iš meilės jam aukos gėles, susivaldymus, nusigalėjimus, ar kantriai priimant apvaizdos, leistus kokius smūgius. Marija formuoja šventuosius. Kai pasidarytume į to šventųjų sąrašą, jau mums žinomų, kaip švento Aloyzo, švento Stanislovo Kostkos, švento Jono Berchmanso, šventosios Teresėlės, švento Maksimilijono Kolbės ar palaimintojo arkivyskupo Matulaičio gyvenime. Pamatytume, koks ryšys su Marija, koks ryšys. Pas vienus nuo pat ankstyvos kūdikystės, nuo vaikystės, pas kitus vėlesniam gyvenime, bet ryšys stiprėjantis, gilėjantis. Ir užtat, kai tik susiduriam su šventųjų biografija, susiduriam su faktu, buvo pamaldus Marija. Šventas Arso klebonas, 8 metų būdamas, darbuojasi sunkiai, o štai Marijos statulėlės nepaleidžia iš rankų. Reikia arti dirvą, tai pasistato Marijos statulėlę, kitam gale ir skuba arti, taip kad vyresnį brolį su vyresniu broliu susilygina, o visą tą jo ugnelę kursto meilę Marijai. Greičiau pasiekti Marijos statulą ir pabučiuoti, pagerbti ją. Meilės Marijai, nepasiduoti nei tinginiui, nei apsileidimui, neklausyti savimylės kuždančios, tik pailsėti ir ką. Ir štai jau ten gražus rezultatai, o vėliau. Tai panašiai šventas Kazimieras. Neužtenka jam, kad jis pagerbė Mariją vienokią ar kitokią maldą. Jam reikia himnų Marijos garbei, ilgiausių. Net į karstą prašo įdėtą himną, kurį jis giedodavo, kalbėdavo, keliasdešimties punktelių himną, kai įdėtų į karstą ją. Kai kas manė, kad jis yra jos autorius, bet iš tikrųjų ne jis buvo autorius, tik jis įsisavino, jie naudojosi, gaivino savo kilnią širdį. Tų posmų mintimis. Šventajam Stanislovui Kostkui neužteko Marijos litanijos, norėjo daugiau, kuo daugiau, kuo gražiausių titulų jai priskirti. Ir taip toliau. Tai vien Marijos garbinime, o paskui jos dorybių sekime, kiek jie visi stengėsi. Dievas, kadangi turi mano dvasinio gyvenimo idėją, planą, tai mums reikia į Mariją orientuotis, kad ji padėtų tą planą pažinti, o jį pažįsta dėka giliausio ryšio su šventąja dvasia.
Marija turi visus mūsų visų įvykių siūlus. Įvykių, kuriais naudojasi Dievo apvaizda, norėdama mumyse formuoti dorybės, brandinti mus dangui. Norėdama iš mūsų padaryti rinktinį indą bažnyčios gyvenime. Šventosios dvasios veikimu Marija pradėjo Dievą žmogų pagal jo žmogišką prigimtį, o šventoji dvasia suformavo Marijoje Dievo sūnaus kūną. Nuo to laiko Marijos ryšys su šventąja dvasia yra ypatingai stiprus. Šventoji dvasia vienybėje su Marija tęsia nuolatos mistinio Kristaus kūno formavimą, taigi bažnyčios formavimą. Šventųjų ugdymas tai yra bendras abiejų darbas – Marijos ir šventosios dvasios. Šventoji dvasia padeda pažinti Marijai kiekvieno mistinio Kristaus kūno nario, taigi kiekvieno mūsų pašaukimą, garbės laipsnį, kurį turės pasiekti danguje, dabartinius pavojus, malonės, kurių dabar jis reikalingas. Ir taip Marija yra žinoma planas, pagal kurį Dievas numatęs išganyti išrinktuosius. Šis planas vykdomas nebe Marijos. Neužtenka, kai žino kaip motina savo vaiko kelią. Žemiškos motinos tai tik savo šventą nuojautą kartais nujaučia, kas iš vaiko gali būti. Ir tai įsimelsdami. Štai motina viena prašo vaikų, melskitės vaikučiai, nes mūsų brolis Juozas ne savo vietoj. Nu ką tie vaikeliai maži meldėsi už savo vyresnį brolį, kur karininkas. O motino širdis jaučia ne jam karininko karjerą. O vaikeliai nežino, nu bet meldėsi kartu su mama. Ir štai po kiek laiko karininko Vareno jauna širdis pajunta pasibodėjimą, kariškio karjerą, kariškio tarnybą, kažko širdis ilgisi daugiau, plačiau, giliau, kažką tai turi pasiekti. Ir suvokė, kad jam reikia būti kunigu, vienuoliu. Ir šiandien prancūzų bažnyčia didžiuojasi uoliu misionieriumi, tėvu Varenu, Juozu Varenu. O tas Varenas gavo tą šviesą supratimą, kai jis ne savo vietoj, kam reikia kilti aukščiau, link Dievo ir savo talentą panaudoti dvasiniai tautiečių geroviai. Visą tai pergyveno, patyrė, pajuto motinos maldos dėka. O motina kurgi kreipiasi labiausiai? Į motinų motiną. Iš kur gavo tą nuojautą, kad jo sūnus ne savoj vietoj, kad dar jam reikia eiti toliau, į kitą luomą, į kitus uždavinius. Tik bendravimas su Marija, kuri padėjo atpažinti, nujausti savo sūnaus gyvenimo planą, kurį Marija dėka šventosios dvasios smulkiai pažinojo. Taigi, žemiška motina nujaučia mūsų gyvenimo kelią, kai kada. Kad vaikui čia pavojus, ar čia gerai, čia reiktų jam eiti tą kryptimi. Įsimeldžia maždaug šviesos ir nuojautos. O motina Marija mato šventojoje dvasioje daugiau mažiau. Ypač dabar dangui, kada jau Dievuje kaip veidrodyje visų savo vaikų likimą mato. Ir nori jį įsijungti visą savo meilę, visą savo galybę, visų savo gailestingumu ir jautrumu. Ir taip, dabar be Marijos tarpininkavimo mes negaunam jokios malonės. O kaip retai Marija ir padėkojam už tą nuolatinį motinišką rūpestį, ką mes turėtume tos antgamtinės duonos, supratimo dvasinių dalykų alkio ir tų jėgų eiti Dievo valios keliu. O kaip verta padėkos, pagarbos.
amžinybėje gali mums būti didelė gėda, kad šitokios motinos nemylėjom kaip reikia, kad šitokiai motinai nedėkojom kaip reikia, kad šitąją motiną tokia nuostabia, galinga, Dievo širdžiai takinga motina nesidžiaugėm, nesinaudojom, negerbėm, jos neklausėm, jos paramos neprašė. Dabar tai kągi, mes visi taip, kaip mokiniai prieš egzaminą. O gal kaip išlysiu, gal kaip išėks. Nu, maždaug dabar ne tas rūpi. O kai ateina egzaminas, suprantam, kad kitaip turėjome elgtis. Mums siūlė pagalbą, paramą nesinaudojom, dabar matom, kokie mes paiki buvome. Toks praregėjimas gali ateiti jau anapus karsto, jau skaudus, netitaisomas beveik. O dabar tokie praregėjimai, kad mums reikia labiau naudotis Marija, jos pagalba, labiau jai dėkoti, labiau ją pasitikėti, labiau jos paramą naudotis. Tokie praregėjimai dabar yra palaimingi, tai yra palaimos valandos, tai yra malonės valandos, jų prasnausti negalima. Jas nepanaudoti yra rizikinga ne tik ilgesniai, trumpesniai ateičiai, bet net visai amžinybei. Kristus pasakė žvejams Petrui, Andriejui, Jokūbui, Matui, paskui jau jis buvo nebežvejas, buvo muitininkas. Sek mane, ir jie viską palikę sekė, o jeigu būtų derėjasi, žinoma Evangelijų scenų, kur derėjęs, tai leisk palaidoti tėvą, motiną, tai vėl kokį kitą turėjo rūpestį, kurio nenuėjo palikti ir tuoj pat sekti Kristų. Ir pasiliko šalia Kristaus. Nenuėjo paskui jį. Taip ir mums mintis apie reikalą geriau naudotis Mariją sušvitusi mūsų dvasios akims neturi likti nepanaudota. Ta malonės valanda turi būti mums tik skrydis aukštyn. Kada matom Mariją šitai tampriai susijusią su Dievu, kaip dangaus tėvo dukra, kuriai patikėjo didžiausią, didingiausią misiją, kokį žmogui gali būti paskirta, būti Dievo sūnaus motina. Kada mato Mariją glaudžiausiai susijungiusią su Jėzumi, motinystės ryšiais. Kada matome ją taip nuostabiai susivienijusią su šventąja dvasia mūsų pašventintoje. Kaip galim ieškoti lengvabūdiškai tik kažkur kitur paramos, o ne pirmoje vietoje Marijoje. Marija kviečia šventą dvasią ir į mūsų sielas. Uolusis Marijos garbintojas šventasis Liudvikas Grignon de Montfort yra pasakęs, kai šventoji dvasia randa Mariją sieloje, ten jį lieka, ten jį pasilieka su visa savo malonių pilnybė. Ji duoda tai sielai taip gausiai malonių, kaip toji siela myli Mariją. Štai kokia nuostabi tiesa, kad mes malonių gaunam tuo daugiau, kuo labiau mylime Mariją, kuo labiau ją pasitikim, kuo labiau ją gerbėm. Tas pats šventasis sako, didysis pagrindas, kodėl dabar šventoji dvasia nenuveikia nuostabių dalykų sielose, yra tas, kad jos yra nepakankamai susivienijusios su šventosios dvasios ištikimąja ir neatskiriamąja sužieduotinė Marija. Užtat, kai dabar yra charizmatinis sąjūdis,
šventoji dvasia, taip jau gerbiama kai kurių ir ten panašiai, bet kai tik jie nuo Marijos atsiriboja ir Marijos garbinimo nevertina, jau yra pavojus, kai gali pereiti į sektą, nes ir sektantai garbina šventą dvasią be jokio sąryšio su Marija. O tai yra labai pavojinga, nes čia gali net pats šėtonas ateiti į pagalbą ir suklaidinti žmogų, kuris pasitikėdamas šventos dvasios veikimu ir jo alkdamas gali prasilenkti netgi su tiesa ir su bažnyčios mokymu, įvedamas galbūt visokias iliuzijas. O Marija, kuri yra didžiausias šėtono priešas ir didžiausias šventosios dvasios bičiulė, nedaleis šitokių klaidų. Todėl ir tikras charizmatinis sąjūdis negali izoliuotis nuo pamaldumo Marijai, ar jį sumenkinti. Todėl paveskime Marijai visą, kas yra mūsų, savo kūną, sielą, vaizduotę, savo protą, laisvą valią, savo antgamtinį gyvenimą ir nuopelnus. Visa turi būti jos valdžioje. Ji turi vadovauti ir mūsų proto veikimui, ir mūsų norėjimui, ir mūsų veikimui. Taigi turim visiškai jai priklausyti, kad visiškai tobulai atsiduotume Dievui. Paprasčiausias būdas praktikuoti atsidavimą Marijai tai gyventi su ja, per ją ir joje. Su Marija lengva gyventi, kai ją mylime. Tikėjimo šviesos dėka mes sueinam į sąlytį su Marija, mūsų idealu. Kai mes su ją meldžiamės, dirbame, kenčiame, mūsų gyvenimas panašėja į jos gyvenimą. Tada auga mūsų vienybė su Marija. Pirma mūsų yra pasiekusi krikščioniško gyvenimo tobulumo viršūnę, į kurią mes diena iš dienos turime kopti, turime kilti, kur bebūtume. Kaip bebūtų kietas mūsų gyvenimo kelias, kokį be neštume kryžių, žiūrėkime į priekį. Į Mariją, kuri kaip pavyzdys ir globėja mums rodo kelią. Marija yra visuomet su mumis, savo meilę, kuriais mus apsupa. Ir apie tai negalvojam, kai visada su mumis savo meilė. Nieko malonesnio vaikui nėra, kaip prisiminti, ką mane motina visada myli. Ar aš čia pat, ar aš mokykloj, ar aš už 100 kilometrų, o ji visada mane myli, visada mano reikia. Kai ta motina klierikoj, išrašyk man vaikelį savo dienotvarkį. Mamytė, tu negi seminarijoje mokysis, kad tau reikia dienotvarkį. Ne, vaikelį, bet matai, ką man sukt galvą, kur tu būni tuo metu, kai aš mąstau apie tave. Aš galvoju, ką dabar dėti. Gal mokais, o gal ilsiesi. O kai bus dienotvarkė, aš žinos, aš ją mintinai išmoksiu. Man užteks pagalvoti, kur mano vaikelis. Pamokas, gerai, Dieve palaimink. Aš, vaikeli, noriu dalyvauti tavo vargeliuose, į tavo džiaugsmuose. Tai tu mane pavydėk, išrašyk dienotvarkę, būk ramus. Dabar ta motina jau tą sūnų turi kunigą. Džiaugiasi daugiau mažiau, bet dabar juos sielvartose rūpėse dalyvauja. Jie prato, baigė seminariją su vaiku. Kunigau dabar į kartu su vaiku. Gerai. Amžinybė dalyvaus kartus. Kai vienas kunigas neteko tėvą, mirė tėvas, tai kitas klebonas, parapijos klebonas, jau buvusios parapijos, parašė laišką motinai. Gyvensi pas sūnų, nepamiršk dalyvauti jo pastoracijoje ir malda, ir patarimu, ir kančia. Žodžiu, dalyvauk savo sūnaus kunigiškam gyvenimui. Gražiai suprato tas klebonas tos našlės motinos gyvenimo tolesnę prasmę. Tavo vyras iškeliavo amžinybėn, paremk į maldą. Tavo sūnus dabar kitus veda į amžinybę ir pats eina. Padėk jam eiti
pačiam ir vest kitus. Kaip gražiai tas kunigas, švento gyvenimo kunigas, kada jis dirbęs ir šiame mieste, dar prieš karą, antrą pasaulinį karą, kaip jis gražiai suprato motinos našlės misiją savo sūnaus pašaukime. Ir labai teisingai dalyvavo. O štai Marija mūsų šventėjime dalyvauja su meile, su jautriausia motiniška meile. Kad tik mes eitume pirmin, kad Dievo uždavinį duotą šiai dienai mes išpildytume bepriekaištingai. Kad mes nenuklystume aistrų vėjų pučiami kur nors įklysti. Kad tik mes kokiu aistrų sirenų nebūtume nuviliuoti nuo tik tiesaus kelio. Tai motinas budėjimas, motinų motinos. Nors mums sunku suprasti, kaip prie kiekvieno mūsų budi. Bet paklauski motinos, kuri turi 10 vaikų, kaip jis sugeba visiems 10 būti motina. Ir visiems būti viskuo tiek, kiek galima, kiek motinos širdis, sugebėjimai ir pasiaukojimas leidžia. Ir suprasim, kad įmanoma kai kas. O tobuliausiai motinų motinai, kuriai pats Dievas pavedė tokį uždavinį, nepaliko ją beviltiškoj padėty. Davė uždavinį, duoda ir galimybės. O štai viena iš tų galimybių. Matyk šventoj dvasioj, ko tam vaikui reikia ir prašyk. O tavo įtaka į mano širdį yra nepaprasta, nes nepaprastai įsijungiai į žmonių išganimo darbą per 33 Jėzaus gyvenimo metus. Dabar dalyvauk bažnyčios formavime šventų. Marija yra su mumis malonė, kurią mums dalina. Yra su mumis malda, kuri yra mūsų jėga, užtarianti Marijos maldą. Marija yra su mumis savo pavyzdžių, kur skatina ir uždegė sekti Kristų. Yra su mumis net ir tada, kai mes apie ją nemastum. Visuomet apie mus masto, kaip gera motina apie savo vaikus. Džiaugsme ir skausme, dabar ir mirties valanda, kaip juos mes kasdien prašome, yra su mumis ir bus. Yra jautri kenčiantiem, ji pati daug iškentėjus. Yra nusidėlių gynėja, nusidėlių motina, kurie taip silpni tikėjime, tokie netyri ir išdidūs, tokie tikri dvasios ligoniai. Ji motiniškai juos laugo, kad jie kuo greičiau pasveiktų dvasia ir taptų mieli jos širdžiai, Jėzaus širdžiai. Marijos dėka lengviau tikėti šventumu. Ko trūksta mūsų elgsenai ar Dievo garbinimui, tai atbaigia jį savo ir savo sūnaus nuopelnais. Siunčiam savo maldas per ją, ji savo pagarbumo, meilės Dievui, ištikimybės kvapu, sakytume, persunkia tos mūsų darbus. Net pažįstamai ją pagražėjam per Marijos rankas ir širdį perėję. Todėl kaip naudinga per ją viską siųsti Dievui. Mūsų vargšės maldos eina iš per mažai karštos, įsiblaškiusios mūsų širdelės. Bet tos mūsų maldos turi laimę susilieti su Marijos maldomis, su tų maldų grožiu, tobulumu, galybė. Marija tas mūsų skurdžias maldas apgaubia savo meiliai, tada jos tampa Marijos maldomis. Dangus girdi Marijos maldą, susiliejusią su silpna mūsų jos dvasinių vaikų malda. Su Marija gyventi tai užmiršti save, taip, bet tam, kad geriausiai savo užduotį išpildytume žemėje. Didžiausia dvasinio gyvenimo kliūtis tai baimė prarasti teisingą Dievo valios pažinimą, teisingą savo gyvenimo reikalų pažinimą. Reikia užtat savo pažiūras išmainyti Marijos pažiūras. Tada dingsta minėta baimė, atsiranda drąsos viską kreipti į Dievą. Tada atgaunama dvasios ramybė taip reikalinga,
kad pajustume į Dievo įkvėpimus, apšvietimus, paskatimus į gerą. Atsidavimas Marijai, jos įtaka mums čia geriausiai pasitarnauja. Užvaldo tada toji dvasios ramybė, kurią Kristus žadėjo duoti savo mokiniams. Darom tada dvasinę pažangą vis didesnę. Atsidavimas Marijai išlaisvina mus nuo savų sprendimų apie savo gyvenimo eigą, o tuo pačiu nuo visokių neramybių, nusiminimų, puikybės. Atsidavimas Marijai mūsų sielą padaro kūdikiškai paprastą, giedrą ir ramę. Marijos rankose esu, Marijos bičiulystėje esu, Marijos galingą įtaką naudojus. Kur aš nueisiu? Tik į dangų. Jeigu Marijos rankos nepaleisiu, jeigu iš Marijos glėbio neišspruksiu, jeigu Marijai pasitikėjimo nesusilpninsiu, niekur kitur nenueisiu. Tik ten, kur Marijos globojanti ranka begali nuvesti pas savo sūnų į dangų. Štat ir gražiai mūsų tikinti liaudis gieda: Marija, veski mus į dangų pas savo sūnų brangų. Ir mes to prašyti. Atsiduokim pilniau Marijai, o pajusime, kaip mūsų sielose daugiau ramybės, šviesos, giedrumo ir dorybės.